Labą vakarą, Vida Butkienė ir aš noriu pristatyti savo namų darbą, kuris susideda iš mūsų 4 taškų. Pirmasis gal būtų 2.20, Baihui, Governing Vessel. Antrasis skrandžio 36 taškas, kepenų 3 taškas ir storosios žarnos 4 taškas. Tai pagrindinė kontraindikacija turbūt būtų nėštumas, būtent negalima naudoti taško storžarnės 4. Kontraindikacija būtų, jeigu žmogus turi odos vientisumo pažeidimą, ta prasme žvynelinę ar egzemą ar kitus odos pabėrimus ar dar kažką, į tuos taškus tada mes nedursim. Komplikacijos, galimas komplikacijos, tai yra būtent toj vietoj galimas skausmas, trumpalaikis, kuris turėtų pranykti po to, galimas paraudimas ir truputėlį patinimas, galbūt perštėjimas. Bet šitie visi faktoriai turėtų praeiti po kažkiek tai laiko, jie neturėtų užtrukti labai ilgai. Tai kaip mes randame taškus? 2.20 yra randamas, jeigu mes žinom, kad mūsų 3 cūniai yra čia, o 1 cūnis čia. Baihui taškas 2.20 yra randamas per vidurį mūsų galvos linijos, atsimatuojant nuo plaukuotos galvos dalies link viršugalvio, atsimatuojant 5 cūnius. Tai būtų 3 cūniai, 4, 5 cūniai. Tai duriama tiesiai arba link nosies, šiek tiek įstrižai, duriama 0,5 cūnio. Kai kur rašo, kad iki 1 cūnio, bet aš turėčiau turbūt 0,5 cūnio daugiausia. Toliau skrandžio taškas, skrandžio 36 taškas yra randamas galbūt lengviausiai, jeigu mes tiesiog brauktume mūsų blauzdos viršutinę dalim, šoninę dalim į viršų, prie tibijos, tiesiog pirštas mūsų įkrenta į duobutę arba atsimatuotumėm 3 cūnius nuo apatinės patelos krašto. Tai va, tai mes šitą tašką randame čia. Taip. Pasitepu iš karto ir kepenų 3 tašką. Duriama tiesiai arba šiek tiek įstrižai, 1 iki 1,5 cūnio. Kepenų 3 taškas yra randamas tarp 1 ir 2 padikaulio prieš jų susikirtimą arba tiesiog braukiant pirštu nuo kepenų 2 taško į viršų, braukiant yra jaučiamas truputėlį įdubimas. Dursim link inkstų